Sveiki visi, šiandien atvažiuoju į Panevėžį sumontuoti dūmų daviklę, kurį prijungsime prie Ajax sistemos. Taigi, kibkime į darbus. Paimu dūmų daviklę bazę, pridedu jį prie lubų ir pasižymiu vietas, į kurias planuoju vėliau kalti specialius ankerius tvirtinimui. Dabar aš jums rodau tos ankerius, su kuriais tvirtinsim dūmų daviklę bazę. Ir dabar pasiėmęs plaktuką mojuosi tol, kol sukalsiu visą ankerį į gipsą. Štai dabar aš jums demonstruoju savo pagrindinį darbo įrankį – mokytos atsuktuvėlį. Jis yra labai mažas, lengvas, dėl to man jį patinka naudoti tokiems darbams atlikti. Pritvirtinus dūmų daviklio bazę ir bandant ištraukti gaisro kabelį, pastebėjau, kad vienas jo galas yra užstrigęs. Ir taip, kartais taip nutinka. Prieš perkampant kabelį, dar noriu patikrinti, ar mane lydi sėkmė. Ir galbūt jisai išsitrauks. Tai šiandien diena nesėkminga. Išsitraukiam kabelį tiek, kiek įmanoma, perkempiam jį per pusę, tada paimu abudu kabelio galus ir nuimu izoliaciją. Tam, kad galėčiau susukti jos į krūvą ir patikrinti kitam gale. Taip kaip ir bandau dabar aš jums parodyti. Pakabinu kabelį tiesiog ore, kad prie nieko nesiliestų, ir einu patikrinti kitą laido galą, ar yra kontaktas. Iš mano galvos lenktimo tikriausiai supratote, kad radau savo kabelį. Kai dabar tiksliai žinau, kuris yra mano kabelis, sekantį gali tiesiog nukirpti ir jį sukišti į lubas. Gaisro kabelio apsaugai nuimti dažniausiai mėgstu naudoti knypėksnų žievintoją, nes jis yra nedidelis ir labai patogu naudoti. Pasitikrinus bazės kontaktus, telieka tik pajungti laidelius. Nors naudoju savo kitos atsuktuvėlį, kad palengvintų man darbą, bet vis tiek papildomai patikrinu su atsuktuvu, ar gerai kontaktai yra priveržti. Taip pat su pirštu jums bandau parodyti, kur yra brūkšnelis, nes toks pat brūkšnelis yra ir ant bazės. Sudėjus jos lygiai, pasukant į dešinę, užsifiksuoja kontaktai ir daviklis yra pritvirtintas. Nusinešiam kopėtėlės, kad netrukdytų. Ir grįžęs atgal į kambarį, paėmę savo telefoną, bandau prisidėti dūmų daviklį prie Ajax sistemos. Dabar aš jums noriu parodyti, kiek yra dūmų daviklių namuose. Tai va, dabar galima pažiūrėti, kaip veikia dūmų daviklis. Lemputės mirksi, indikatorių nežinau, ar tiksliai matosi. Ir esu jį pridėjęs prie Ajax sistemos programėlės, dūmų detektorius. Tai dabar pabandysim papurkšti šitą smoke alarm test aerozolio ir pažiūrėsim, kaip reaguoja daviklis. Jeigu viskas tvarkoj, turėtų sureaguoti gan greitai. Va, suveikia. Ir iš karto ateina alarmas, kad yra gaisras. Tai nuresetinsim. Spaudžiam nuresetinti ir išsijungia. Taigi dabar patys matote, kad galima sistemą valdyti per telefoną su Ajax sistemos appsu. Per ją matysite ne tik dūmų daviklius, taip pat judesio daviklius,
vaizdo kameras, galima prijungti prie sistemos daug visokių dalykų, galima netgi automatizuoti, pajungti valdymo relės, kurios gali jungti vartus, jungti kažkokį tai buitinį prietaisą, kaip pavyzdys, nežinau, oro kondicionierių, boilerį, kad pašildyti vandenį ir panašiai. Kažką tokio panašaus automatizuoti. Taip pat sistema veikia nuo Wi-Fi'us ir nuo SIM kortelės. Galima įdėti bet kokią internetinę SIM kortelę, kad turėtų savyje internetą, nepriklausomai nuo Wi-Fi'us. Taip pat dingus elektrai, šita sistema turi savie integruotas baterijas, kurios kurį laiką palaiko elektros energiją ir sistema veikia nepriklausomai nuo elektros. Tai yra tokie privalumai. Taip pat, jeigu jums patinka tai, ką darau, pasiekite mane tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, pasidalinkite mano turiniu, jeigu jums buvo tos žinios naudingos, ir pakomentuokite, gal jūs jau turite įsirengę dūmų daviklis namuose, pakomentuokite, gal yra pliusai, minusai, galbūt turite jau įsirengę ir Ajax sistemą.